Sveiki visi, malonu jūs visus čia matyti. Pradedam šiandien diskusiją skirtą paaugliam. Aš truputį padarysiu įvadėlį trumpą. Šiuo metu maltiečiai vykdome paramos akciją, kuri vadinasi Drąsiau į gyvenimą. Akcija skirta vaikam ir jaunimui iš sunkumus patirinčių šeimų arba jaunuoliai, kurie turi globos patirtį. Jau antrus metus siekime atkreipti visuomenės dėmesį į tų jaunų žmonių situaciją, patiriamus iššūkius, sunkumus ir ieškome geriausių būdų, kaip tiem jauniems žmonėms padėti. Ir šiandien todėl ir norisi kalbėti ir mūsų šių metų pagrindinė žinutė yra skirta paaugliam, su kokiais jie iššūkiais susiduria, kas jiem yra svarbu, kaip jiem padėti siekti savo tikslų, kaip jiem padėti užsitikrinti savo kuo sėkmingesnę ateitį. Ir labai džiugu pristatyti diskusijos dalyvius. Tai Evaldas Karmaza, kuris yra psichologas, jau daugiau kaip 20 metų dirbantis paauglių temoje, konsultuoja įvairias įstaigas, organizacijas ir turi daug sukaupęs patirties apie jaunų žmonių iššūkius, kurie turi ir delikventinio elgesio bruožų. Ir, žodžiu, džiugu, Evaldai, kad esi su mumis. Kita mūsų pašnekovė yra Guoda Pakarklytė. Guoda yra kartu su Jono Valančiūno fondu ir maltiečių įsteigtų paauglių dienos namų Kaune vadovė. Tai kviesime ir Guodą dalinti savo patirtim. Ir Paulius, maltiečių jaunuolis, kuris irgi pasidalins savo kaip jauno žmogaus ekspertinė nuomonė, kas jauniems žmonėms yra svarbiausia. Diskusijos metu bus galimybė klausti čia susirinkusiai auditorijai, trumpiem klausimam, norėsite paklausti mūsų pašnekovų, tai aš duosiu žinią, jūs pakelkite ranką, prieisiu ir paduosiu mikrofoną ir mūsų diskusijos dalyviai tikrai mielai tuos klausimus atsakys. Gerai, Evaldai, aš galvoju, pradėkim nuo tavęs ir pirmas klausimas ir būtų toks, su kokiais pagrindiniais iššūkiais jauni žmonės šiame amžiaus tarpsnėje susiduria? Labą jums visiems, tema, kuri mane lydi ir man yra įdomi ir aš dar daug atsakymų neturiu. Aš, kalbant apie paauglius, bandau būti jų advokatas, bet kartu yra ir labai sunku tą pasakyti, nes, gerai, kas tas yra paauglys? Pavyzdžiui, jeigu jūs pažiūrėtumėte į žodį paauglys, pas mus yra žodis paaugęs. Neužaugęs, nei vaikas toks yra ir aš, pavyzdžiui, pradėjau pradžiai matyti labai stipriai žodį auglys. Nes atsiminkit, pavyzdžiui, istoriškai taip įdomiai pažiūrėjus, ilgą laiką apskritai nebuvo savokos paauglys. Jo, čia yra tik paskutinių 100 metų žodis. Ne, ir tai buvo taip, arba vaikas dar tavim rūpinos, arba varai dirbti. Viskas. Vaikas arba varai kurti šeimą. Viskas. Ir, tavasme, 13, 14, 15 metų, jeigu jau gali turėti vaikų, padaryti vaikų, jokių čia tokių papildomų labdarų nėra. Bet paskui tu pamatai, kad yra dalis žmonių, kurie nors ir kūnas jau didelis, bet jautrumas dar labai yra didelis. Jo, ir dėl ko taip iš lėto psichologijos mokslo atsirado tokia savoka yra, kur etapas, kur dar žmogus, jis jau žino, jis gali, jis supranta, bet jeigu jau dabar jo sprendimą priimtų už galutinį sprendimą, gali būti, kad paskui jis pats gailėsis. Dėl ko atsirado toks dalykas, dar nesuaugęs, bet jau paaugęs. Ir jau nekalbėti kaip su vaiku, bet dar kartu padėti, nes dar visiškai savarankiškai, net jeigu ir pinigus visus atiduosiu, gali būti jų visiškai neteks. Dabar, kai aš pradėjau domėtis paauglystę, aš pradėjau pamatyti, kad mes ilgą laiką paauglystę labai siejam su vienu paprastu dalyku - kūno pokyčiais. Jo yra, kai pradeda bręsti, jau plaukai atsiranda, žiūrėk, ūgis iššovė, iš tikrųjų labai pradeda matytis tie pokyčiai. Jo yra, tai taip paauglystė ir suskirstė. Ankstyvoji pirmieji ženklai, ta vidurinė ir paskui jau kažkur 18-19. Bet paskui, žiūrėkit, pas mus atsirado dar vienas žodis labai įdomus. Yra jaunuolis. Jo, yra tas jaunuolis, jisai įsiplėtė, kad, pavyzdžiui, pas tėvus, nežinau, čia tėvams klausimas, kiek laiko laikyti namuose, o kada jau varyti lauk? Ar, pavyzdžiui, imti iš savo vaikų, sakykime, pinigus už tai, kad, nes nežinau, jeigu ne vaikas, tai tas meiniai tvarkaisi. Yra, tai tas savarankiškumo dalis. Tai iššūkiai, kuriuos aš pradėjau matyti, nebuvo susiję vien tik su kūnais. Ir dabar aš pabandysiu taip trumpai apibendrinti, ką aš matau ir kokį aš noriu pasiūlyti jums požiūrį į paauglį ir kartu ir į save.
Tai yra, kai mes augam, mes išmokom būti vaiku ir vaikas iš mūsų niekur neišėjo. Jo, ir tada ateina kiti iššūkiai, kurie būdingi dažniausiai va šitam paauglystės laikotarpiui. Ir jeigu mes tų iššūkių neįveikiam, tai žinokit, mes tą paauglystės etapą išgyvenam ir dabar. Pavyzdžiui, aš. Jo, ir dabar žiūrėkit, koks vienas iš labai svarbių iššūkių. Tai pirmiausia, iš savo gyvenimo išvaryti visas mamas ir tėčius, kad neaiškintų. Ir aš gal per grubiai tą sakau, bet žinai, kartais sustatyti tokias ribas su suaugusiais, mama, ačiū už nuomonę, bet nuspręsiu aš. Jo, kur aš būsiu, su kuo aš draugausiu, kada aš eisiu miegoti. Tik aišku, jeigu aš, pavyzdžiui, esu 12 metų, aš jau paauglys, aš galiu pasakyti. Jo, yra, ne, tai dėl to toks atsiranda didžiausias iššūkis yra, aš jau noriu turėti savo nuomonę, savo poziciją, savo sprendimą. Jo, yra, ir ne dėl to, kad ten man gerai, blogai, bet dėl to, kad tai yra mano. Tai tas savarankiško sprendimo priėmimas. Man sako, stok universiteto, o aš nenoriu. Jo, yra, man sako, žinai, tau reiktų važiuoti į užsienį, o aš nenoriu. O tai ko, dar nežinau ir man reikia to. Tai tas pasirinkimo klausimas. Ir jūs pamatykite, kiek jūsų suaugusių tarpe yra žmonių, kurie ilgą laiką gyveno kitų protingą gyvenimą. Kai tėvai nustatė mokyklą, nustatė universitetas, kaip reikia gyventi, ir tu pasiekęs, pavyzdžiui, 50 metų, tu supranti, kad tu visą laiką gyvenai ne savo gyvenimą. Tai čia yra toks įdomus gal dalykas, vadinamas iššūkis, pasirinkti. Jo, kitas dalykas, pavyzdžiui, kas paauglystėje tikrai yra būdinga ir tą reikia kažkaip išmokti priimti. Tai yra, kai keičiasi kūnas, labai keičiasi mano jautrumas. Tavasme, saulė, man gali būti, aš galiu būti labai jautrus sauliai, jo, o kai kuriem kaip tik nori tos saulės. Jo, yra, pavyzdžiui, paaugliui jau daug dalykų yra labai jautru. Ir, pavyzdžiui, vienas iš jautriausių dalykų yra nuomonė. Nuomonė, esat girdėję gal apie tokią savoką, yra amžinas žiūrovas. Jo, yra, kai į tave kažkas tai žiūri ir mane užknisa, jau mane erzina, ne, tas yra. Ir, pavyzdžiui, paauglių yra viena iš tokių gerų frazių, tokių tipinių, gal girdėt, ko žiūri. Jo, ir nenori žiūrėti, gobtuvas jis tampa kaip mano apsauga, žinai, neaiškiai, nežiūrėk, ne yra. Ir, pavyzdžiui, jeigu kažkaip mama nori su sūnum pakalbėti, sakau, sės pakalbėsim, rūkiai, nerūkiai ten su tais klasiokais, ne yra. O, suprantat, pažiūrėk kiek jis ir pasakyk, rūkiai ir nerūkiai. Jo, aš jau mokausi, kad, aš turiu gerbti paauglio jautrumą. Žiūri yra sunku. Kai, žinot, aš negaliu paaiškinti kodėl, bet mane daug kas užknisa. Mane užknisa rūbai, mane užknisa tėvas, mane mama užknisa, mane mokykla. Pavyzdžiui, paklauskit, kiek moksleivių, paauglių nemėgsta mokyklos. Skaičius nerealiai didžiulis. Mes bandom sukurti fantastišką mokyklą, šiam 4% mokyklos. Jo, tai va čia dar vienas iššūkis. Ir paskui tu pamatai, kad tas sluoksnis pasluoksnio yra tokia, aš taip noriu pakviesti, žinot, kaip yra, tokia, paimti susidraugauti su tais iššūkiais ir juos užbaigti tada, kai jūs galėsite geriausiai. Nes iš tikrųjų kartais mano gyvenimas gali būti tiek sudėtingas, kad aš tuo metu bandau tik išgyventi. Tai man yra tekę dirbti nemažai su paaugliais, kurie nevadintų savo gyvenimo, jie buvo išgyvenantis. Išgyvenantis, kaip visur yra ant ribos, kur gauti maisto, pavalgyti, kur saugumą rasti, kur rasti žmogų, kom gali pasitikėti. Tai ten apie pasirinkimo universitetą tu daug atidedi tiesiog visiškai šoną. Tai baigėt jūs jau savo paauglystės iššūkius ar ne? Pasirinkimo tema, kūno priėmimo tema, savo nuomonės formavimo tema ir dar daugiau. Guoda, norėčiau tavęs paklausti. Turi irgi nemažos patirties darbės su paaugliais. O iš savo darbinės patirties, iš tos perspektyvos, ką tu pastebi? Kas yra svarbiausia paaugliam? Tai sveiki visi. Man paauglystė tai irgi yra apie stiprų pokytį. Paauglio gyvenime vyksta įvairūs procesai, identiteto paieškos ir kyla daug klausimų, kas aš esu, kuo noriu būti, kas bus su manimi. Tai ko gero labai svarbu yra paauglį palaikyti, išbūti ir iš esmės tai yra svarbus suaugęs žmogus, kuris galėtų jį lydėti. Dar kas labai svarbu, tai bendraamžių grupė arba apskritai bendraamžiai, kuris galėtų jaustis pastebėtas, įvertintas, kur turėtų priėmimą. Tai tą visą laiką stengiamės suteikti ir savo paauglių dienos namuose. Ir iš esmės labai dažnai to trūksta paaugliams, kurie truputėlį atskirties arba tokio nepriėmimo, nesupratimo jaučia šeimoje. Tai dažniausiai tokie paaugliai tada susiduria su rizikom, kad iš tikrųjų grupė, su kuria jie susidės, tie bendraamžiai nuves juos netinkamų kelių. Tai ir pritariu aš iš tikrųjų labai Evaldui, kad tėvai turėtų truputėlį pakeisti požiūrį kartais į paauglį, kartais būna tikrai per daug hiperglobos metodų ugdyme, bet tuo pačiu paaugliam yra labai svarbus tėvai ir iš tikrųjų tai labai mažai susikalbėjimo kartais būna, kas tą paauglio gyvenimą ir tuos iššūkius labai padidino. Tai va, tiek gal.
Jo, visi jaunimo darbuotojai žino, kad dirbant su jaunais žmonėmis yra labai svarbu auginti santykių su jais, kad tu nieko nepavyks tau pasiekti, nepavyks tau sėkmingai padėti, jeigu neturėsi visų pirma santykio. Kaip tau atrodo, kaip jūs auginate santykius su paaugliais savo paauglių dienos namuose? Tai santykiai visų pirma, man atrodo, labai reikalingas laikas, ypatingai su žmogum, su paaugliu, kuris turėjo kažkokių negatyvių patirčių, kuris jau yra patyręs kažkokių tai išgyvenimų ir nuoskaudų ir gal kartais tas požiūris į suaugusią žmogų būna truputėlį su nusivylimu. Tai labai svarbu laikas, dažnai paaugliai mus pradžioje testuoja, išbandinėja ribas, bando patikrinti, kiek čia mes jam leisime, kiek neleisime, kiek mumis galima pasitikėti. Ir iš esmės man labai padeda bendros veiklos, labai svarbu atsižvelgti į tai, kas patinka paaugliui, kuo galima jį sudominti. Tai gali būti ir krepšinis, ir tinklinis, galų gale paprastas pasivaikščiojimas, kada paauglys gali atsipalaiduoti ir tiesiog įsikalbėti. Ačiū. Pauliau, noriu tavęs paklausti, kaip geriausio eksperto tos temos, kaip tau atrodo, tavo bendramžiam, kas yra svarbiausia? Sveiki visi. Mano manimu, mano bendramžiams tai yra du tokie pagrindiniai gal dalykai. Tai vienas iš jų pasitikėjimas. Svarbu, kad tarp abiejų pusių būtų didžiulis pasitikėjimas viens kitu. Ir kitas būdas, kad, palaukit, pasitikėjimas ir labai didelė drąsa viens iš kito, nes, kaip, Aš dar manyčiau, jeigu tau galėčiau padėti, Pauliau, mes kalbėjome labai daug apie tai, diskutavom, kad ir draugai yra labai svarbus, bendramžiam. Gal apie tai, kaip draugai yra svarbus. Jo, svarbus labai didelis akcentas. Draugai, jie, tave taip įstato į vėžės ir neduoda nuklyst. Ar tai į kairę ar į dešinę, jie būna tavo ramščių. Tau duoda didelį pasitikėjimą savim, tavim labiau pasitikė. Ir sunkiose situacijose labai daug padeda. Labai didelis, nors man draugai, tai kad neleidžia paklysti ar į kairę, ar į dešinę, didelis pasitikėjimas manim bei jais. Man labai patiko, mes prieš tai dar, Paulius, su tavim kalbėjomės, kai tu sakai, kad tau nedraugai padeda tikslus įsikelti, kad tau padeda turėti kažkokią kryptį gyvenime. Tai labai tokia tikrai įdomi ir labai vertinga mintis, nes draugų turbūt įvairių būna. Vieni draugai galbūt padeda tikslus įsikelti, tarpu yra draugų, kurie pasiūlo einam išgerti arba panašių dalykų. Ne, pas mane draugų ratas tik tai toks, kuriem mes turim bendrus tikslus, bendras veiklas, pomėgius. Mane supa tokie žmonės ir labai sunkiai įsileidžiu naujus žmonės į savo draugų ratą, sunku jais pasitikėti, nes aš susikūrę savo grupę, aš joje jaučiuosi saugus, viens kitų pasitikim ir sunkiai įsileidžiam kitus žmonės. Ačiū, Pauliau. Dar norėčiau Evaldo paklausti. Vėlgi, kalbant apie paauglius, turbūt irgi turime dar vieną iš tų iššūkių, tas pasitikėjimas savimi. Ypatingai, kai mes kalbame apie jaunus žmonės, kurie yra, tarkime, iš sunkumų patirinčių šeimų ar globos patirtį turintis jaunimas, jie savo gyvenime neturėjo tokio pastovaus suaugusio žmogaus, su kurio galėtų megzti saugų santykį. Darbuotojai keičiasi, specialistai keičiasi, daug suaugusių žmonių aplinkui, kurie iš tavęs vis kažko nori ir vis iš tavęs kažko tikisi. Kaip tau atrodytų, kas padeda stiprinti pasitikėjimą paaugliam, savimi pasitikėjimą? Lengva atsakyti, bet labai sunku tą įgyvendinti. Tai yra žmogus, kurio galiu pasakyti, kad į kurio galiu nugarą. Jeigu, žinot šitą tokią pasitikėjimo testą, jeigu aš atsistoju, užsimerkiu ir krentu atgal, tai tas žmogus mane turi pagauti.
Jo, bet jeigu gyvenime aš, pavyzdžiui, pasakiau paslapti mamai ir tėvui ir paskui man pasakė visai giminė, o giminė jau mane auklė, jau pasitikėjimas krenta. Čia lygiai taip pat ir su draugais. Labai dažnai, tas, kaip Pauliau, tu minėjai pasitikėjimo, tas žingsnis, jis yra vienas iš pirmų tokių patikrinimų, ar tu man esi draugas. Jo, aš pasakau kažką, ką aš galvoju, ką aš jaučiu ir jeigu tai išduosi, aš nežinau, ar kada nors tu turėsi progą antrą kartą. Ir dėl to esate girdėję žodį stukadinimas, nestukadink. Jo, čia aš, pavyzdžiui, galiu mamai pasakyti, tik tėvui nesakyk, aš noriu tavim labai pasitikėti. Atvirkščiai, tėvui pasakai yra. Tai va, pasitikėjimas tai yra saugumo jausmas. Aš žinau, kad yra žmogus, kuris man neaiškins. Dėmesio, čia yra viena iš labai svarbių suaugusiam žinučių. Neskubėt aiškinti. Net jeigu aš žinau, kad aš kažką blogo dariau, jo tokia yra, tai va, ta savo žmogaus turėjimas. Su paaugliais bendraudamas aš labai neretai duodu tokį klausimą. Jeigu tu aš padėčiau kamoliuką per vidurį ir duodu dar 3 kamoliukus, kokius daiktus tu padėtum šalia ir pasakytum, čia yra mano pasaulio daiktai, žmonės. Jo, ir čia labai būtų įdomu pažiūrėti, ar čia atsiranda tėvai ar ne. Ir turiu su liūdėsiu pasakyti, aš neretai matau, kad čia nėra tėvai. Jo, čia bet kuriam tėčiui mamai būtų gerai pažiūrėti, kad kokio atstumo padėtų, pavyzdžiui, va, sūnus, mama. Nu, va, kiek tu esi, bet va, maždaug tokio atstumo. Ir žiūri, kad šuo yra arčiau, žiūri, kad katė yra arčiau. Mobilus yra labai arti. Jo, kartais draugas, kurio niekada nesusitikau, jis yra dar arčiau, su kuriuo tik chatinu per Snapchatą arba, pavyzdžiui, ten per TikToką esu matęs, jis man yra svarbus. Tai va, tas pirmas žingsnis yra saugumas. Saugumas tai reiškia, kai žmogus mato, supranta, neaiškina ir palaiko. Ne? Tas yra, ir paskui, einant į suaugo pasaulį, tu vis labiau supranti, kad tas pasitikėjimas iš šalies ugdo man pasitikėjimą savim. Man nereikia sakyti, kad aš esu fainas. Jo, nes po kurio laiko ašgi pats pasižiūriu į veidrodį. Žinai, čia kai ateini, tu pamatai, oi, koks tu gražus. Nu, jūs net priveidžiate, pažiūrėkit, paklauskit paauglių, ar jie jaučiasi gražus, kaip žiūri save veidrodį. Tai žinokit, panelių kritiškumas yra žiauriai didelis. Jo, ten taisytų nosį, akį, dar ką nors tokio, vaikinai kažkaip normaliai. Jo, ten tas yra, nu, yra problemų, bet normaliai šiaip tas yra. Jo, jeigu nuoširdžiai. Tai va, tai čia pirmas dalykas. Kitas dalykas, aš noriu, kad, žinot, kaip matytų mano, aš nežinau, augančius gebėjimus. Aš gal taip tobulai nedarau, bet, žinot, taip yra. Bet pasitikėjimas, jis turi tokia keletą sluoksnių. Nes ilgą laiką, pavyzdžiui, Amerikoje buvo tokia keista programa girti paauglius. Faina, kad gyveni, faina, kad kvėpuoji, faina, kad esi. Ir toks pripumpuotas išeina į pasaulį. Ir pirmas sutiktas nepažįstamas žmogus pasako, ką tu čia veiki. Jo, ir pakerta, va dėl ko tas pasitikėjimas, jis toks labai labai lėtas dalykas. Jo, man reikia žmogaus, šalia kurio aš auksiu. Tu man neaiškink, ką reikia daryti. Jo, ir va tam žmogui yra labai nelengva, ypač jeigu tai yra mama. Jo, ir pavyzdžiui, įsivaizduok, paauglys rūko ir sako, mama neaiškink, aš pats mesiu. Pati mesiu. Jo, ir va tas, nu, tokia aš nežinau, nu, išgirsk mano atvirumą, padėkok už atvirumą. Tai va, tai čia yra tas vadinamas ryšio dalykas. Ir jis yra ypatingai sunkus bet kam, kas yra su paaugliu, šalia paauglio, yra, kai paprašai paprastą dalyką, mama neaiškink, suprantama, apie ką kalba eina, ne, tas yra, aš pats žinau, aš padėsiu metu. Man reikia tiesiog, kad kažkas suprastų ir manęs nesmerktų. Tas yra labai sunku socialiniam darbuotojui. Pavyzdžiui, yra labai sunki dilema, kai aš žinau, kad paauglys daro klaidą, ne, ir aš taip norėčiau jį sutvarkyti. Bet žinot, sutvarkęs aš iš jo atimsiu progą aukti pačiam. Jo, yra, tai va, tai pasitikėjimo tema, tai yra tokia, žinot, po kurio laiko, kai tu žinai, kad tu susitiksi su pasauliu, aš tokį ženklą jums parodysiu, kuris yra va toks. Jo, yra va tokių dalykų, jo, bet yra ir šitų dalykų. Jo, ir tada, kai aš moku pasirinkti šitos dalykus, to neužteks, aš turiu žinot, ką daryti, kai bus šitaip. Nes, pavyzdžiui, paauglių pasaulyje mes galim apiminėti, jis iš tikrųjų yra žiauriai fainas, bet jis yra žiauriai žiaurus. Ir jeigu aš palinkčiau į paauglių istorijas, kur tu gavai didžiausią supratimą, draugai. Vaikas tai mama tėtį vardins, paaugliai dažnai sakys draugai, nebūtinai net labai artimi draugai, kartais, nežinau, mažai pažįstamas, bet ir didžiausias skausmas iš bendramžių. Pavarė vien žvilgsniu, patyčiom, dislaikais, komentais ar dar kas nors tokia yra. Jo, ir va, paskui, kai tu užsiaugini gebėjimą, jeigu jūs ant manęs varot ir aš vis tiek išlieku ir mano nuomonė apie mane nesikeičia, žinau, kad atsiranda toks jaukus stuburas. O tas pasitikėjimas toks paaugintas per supurtimus, koks jisai bebūtų. Nu ir aišku, dar vienas svarbus dalykas. Toks vat, mokėjimas objektyviai vertinti situaciją. Nu aš žinau, kad, pavyzdžiui, nu man nesiseka matematika. Ar aš dėl to prastas? Ne, man tiesiog nesiseka matematika. Va ir viskas, ar dar kas nors yra. Tai va, tai aš tą pasitikėjimo temą, tai pasakyčiau, turbūt dabar yra viena iš pačių svarbiausių, jo, nes būtent paauglius labai greit pasiekia visą online kultūrą ir, tarkim, aš giminiai galiu savo vaiką labai paremti, o jisai nuėjo namo į lovą, pasižiūrėjo, kur nors atsigulęs ir ten surado kokį porą komentų ir tokį, žinot, tokių visokių emodžių tokių su pavarimais. Jo, ir paskui jau nieko aš jau nebenoriu.
Taip, kreipiausi į auditoriją, ar turėtumėt klausimų, ar reakcijų, ar šiaip pasidalint kokią vieną kitą mintim, pakelkit ranką, aš prieisiu, mikrofoną prinešiu. Labadiena, mano vardas Jurgita. Pradėjot kalbėti apie draugus, tai galbūt tėvam kažkokį patarimą turėtumėt, kokių klaidų tėvam nedaryti, kad vaikai nepradėtų orientuotis į draugus. Kad neprasidėtų tie naktiniai pasivaikščiojimai, nes mamos sėdi ir pergyvena ir vat, būna tokiu atveju, kad jie išeina kažkokiose statybose, sėdi, jie ir rūko, ir draugauja ir tada mamom labai sunku susigrąžinti vaiką. Kokių klaidų tėvai dažniausiai padaro, kad vaikai tiesiog nuo jų atsiskirdami pabėga į draugų ratą, į netinkamą ratą? Jo, ačiū už klausimą. Ar tinka taip mes pabandysim kartu gal atsakyti? Gal aš taip dalimis net pabandysiu atsakyti, bet kada stabdykit. Pavyzdžiui, pirmą dalyką, ką noriu pasakyti, būtų faina, jeigu paauglys eina į koncertą. O, tai aš galėčiau išleisti ir iki 3 ryto. Bet jūs eina į stadybo aikštelę ir ten kokią laiptinę, jau tada iki 9 ir grįžti atgal. O kodėl? Žinokit, jiems statybo aikštelė prie upės pasėdėti, kur nors tokio viskas tvarkoj. Jo, turiu pripažinti, per paskutinius 30 metų paaugliai nustojo eiti iš namų. Anksčiau jie eidavo, o dabar taip sumažėjo, jie tiesiog yra savo lovo, savo namų gyventojai. Tai jūsų problema dar yra, aš pasakysiu, dar labai gera problema. Nes kiek tėvų klausia, o kaip jį išvaryti, eik bendrauk, eik matyk, eik žiūrėk, kas kur kaip bebūtų yra. Bet vat, kalbant apie klaidas, žinot, kaip yra, aš siūlau pabandykit turėti kitą žodį, tai yra, nes kaip mama, kaip tėtis, kokią klaidą darau, bet tai jau nebeveikia, tai jau nebepadeda. Jo yra. Ir čia yra tokių porą aspektų pasakysiu ir pirmą pasakysiu paauglių žodžiais. Aš labai dažnai gaunu tokį užsakymą, kai tėvai atveda paauglius juos pasiremontuoti pas psichologą. Ar galit patvarkyti, nes nesusikalbu. Nieko nedaro. Ir aš labai suprantu, nes tu tiek investuoji, tu jam nupirkai kompiuterį, tu jiems stalą padarai, o paskui tu pasižiūrėjai netyčia jo mobilą atrakintą, ką jis ten su kuo susirašinėja. Žinok, einam aiškintis, nes čia yra tokių dalykų, tyliai nesako. Ir va tokį užsakymą, kai gauni, aš karts nuo karto paauglių paklausiu, sakau, žiūrėk, tave mama atvedė pasitvarkyti, save, bet o jeigu tu atvestum mamą, ką jinai turėtų pasitvarkyti? Jo yra. Ir žinokit, kaip įdomu, paaugliai man pasako 2 aspektus, ką vieną, Pauliau, tu ir paminėjai. Jo yra. Tai vienas iš jų yra nerėkti. Aš nežinau, kaip tą man temą prieiti, jinai tokia jautri. Mes suaugę visi atrodom labai tvarkingi. Bet jeigu aš paklausiu, kiek paauglių pasakytų, taip mama ant manęs varė rėkia, iš 10... Ne, mažiau, žinokit, kai kurie nespėjo dar, arba jisai nebegirdėjo, žinokit. Čia yra, kai jie yra arti, jie labai suerzina. Ir tu taip nori trumpai ir aiškiai viską sudėlioti, nėra. Tai va čia yra galbūt vienas iš labai svarbių dalykų, tai yra išmokti kalbėti net sunkiom temam, o jų yra. Jo, tai yra tokia vadinama neprarandant santykio. Jo, tu grįžo 3:30 ryto, aš noriu pakalbėti. Ir aš nenoriu nei bart, nei aiškinti, aš noriu, kad tu išvadas pasidarytum. Tai va. Antras dalykas, kurį aš, pavyzdžiui, siūlau irgi atkreipdėmėsi, jie nėra ne vaikai. Nežinau, aš jums žodį paminėsiu, Sokrato metodas. Kas įvyko ir ką darom ir kokios nori iš manęs reakcijos. Jo, aš galiu pasakyti, kad mane erzina, mane užknisa. Aš nenoriu, kad mano vaikas apsaugotas nuo mano blogo. Man pikta yra. Dėl to nesi ne kiek blogas yra, bet mes buvom visai kitaip susitarę. Tai toks yra, bet tas ramus pokalbis. Jeigu negalit kalbėti, išeikit, pasakykit, man yra per sunku. Jo, yra, tas vienas iš variantų. Jo, kitas dalykas, tėvams galbūt viena iš labai svarbių dalių yra, žinokit, nepadaryti visų susitikimų vien tik tai auklėjimo procesas. Pavyzdį duosiu. Padalinau 200 paauglių lapelius ir sakau, ką vakar kalbėti su savo tėvais. Jo, tiesiog, ką tėvai aiškino, bet ką kalbėt. Jo, ir kai susirinkit tos lapelius, dalis lapelių tušti. Nieko. Jo, dalis lapelių yra, bet jų nėra daug, labai daug ką, bet net neatsimena ką. Bet paskui tu pradedi pamatyti, kad ta didžioji dalis lapelių papuola į keletą kategorijų. Ir visos tos kategorijos jungia vienas dalykas. Tai yra aiškinimas, kaip gyventi protingiau. Jo, tai yra, ar pavalgiai, čia yra didžiausia kategorija, ar ten pasirašė rydienai, nesvarbu kas, būrelis dar kas nors yra, kur tu buvai, ką tu veikėjai. Jo, kada lova pasiklosi, jo, ir visi susitikimai gaunasi vien tik tai remonto, tokio serviso darbas. Ir paskui, čia yra turbūt gal vienas iš tokių dalykų, su paaugliais tokias turėti svarstyklę. Karts nuo karto išmokti su jais tiesiog būti, ir kaip Pauliau tu paminėjai,
Aš žinai, taip yra. Kai prieisim prie sunkių temų, aš turiu ką tavęs paklausti, bet tu pasakysi, kada kalbėsi ir ar norėsi su manim kalbėti. Jeigu ne su manim, turėk omeny, yra ribų, kurių aš neleisiu peržengti, nes aš už jas atsakau. Tai va būtų dar vienas dalykas. Ir jeigu jums tinka, aš galėčiau ir toliau, jūs, čia yra patirties dar bazė didžiulė ir čia patirtis didžiulė yra, ne? Ką mokot save, man, pavyzdžiui, irgi būtų įdomu išgirsti, ko nedaryti, nes tu paskui gali prarasti ryšį su juo visiškai. Gerai, ačiū. Dar mes kalbėsime. Gerai. Goda, gal tu galėtum trumpai atreaguoti ar papildyti Evaldą? Aš tai galvoju irgi, kad nereikia norėti ir tikėtis, kad paauglys sėdės namuose ir labai pritariu, kad reikia džiaugtis, kad jisai išeina, kad jis nori bendrauti, palaikyti santykį. Reikia leisti jam po truputį tyrinėti tą suaugusio pasaulį, kartais surizikuoti, bet tuo pačiu būti visada kartu ir turėti nuo pat pradžių galbūt aiškius susitarimus ir kažkokias taisyklės nusistačius, kur būtų labai aišku pačiam paaugliui, galbūt kartu susitarti su juo, koks elgesys nenorėtumėt, kad egzistuotų ar ne pas jį ir tokiu būdu per susitarimus eiti. Gal dar būtų klausimų iš auditorijos? Sveiki, aš turiu tokį klausimą. Čia, kadangi esu 2 paauglių mama, ir kažkaip, kai klausau įvairiausių istorijų, man atrodo, kad su mano vaikais viskas yra tvarkoje ir aš neturiu problemų ir jie neišgyvena sunkios paauglystės. Bet kartu suprantu, kad reikia būti ir budriem. Ir kartais save pagaunu ieškodama turbūt tos kažkokios problematikos. Tai gal galėtumėt pasidalinti, kokie galėtų būti pirmieji signalai santykėje su paaugliais, kurių reikėtų tikrai atkreipti dėmesį. Goda, gal tu galėtum pradėti? Gerai, ką aš pastebiu darbe su paaugliais, aplamai, kad pirmieji signalai, kad kažkas paaugliui nutiko, tai labai noras yra didelis atsiriboti. Pavyzdžiui, pas mus jisai gali neateiti savaitę ir tada tu pradedi galvoti, ar čia jam taip gerai, ar jis kažkur kitur rado, ko jam reikėjo, kažkas sudomino jį labai, bet labai dažnai po savaitės jisai ateina su kažkokia problema ir tu matai, kad jis yra labai užsidaręs. Nenori kalbėti, nenori eiti į kontaktą, mažai būna aplamai ne tik su darbuotojais, bet mažai būna ir bendrauja ir su savo bendraamžiais. Tai aš galvočiau, kad apie užsidarimą čia yra, jeigu paauglys pradeda atsiriboti nuo kitų, tai jau yra ženklas. Kitas dalykas, tai dažnai, jeigu yra rimta kažkokia problema, tai gali būti ir savižalos atvejai, kuriuos ypatingai šiaip ir sunku pastebėti yra, nes paaugliai gudrus moka pasislėpti, užsidėti džemperį, užsidėti maikutį ilgomis rankovėmis ir dažnai net neatskleidžia, kad su kažkokia problema susiduria, bet matai, kad kažkas lyg ir ne taip. Jeigu vasara ir karšta, o jisai su džemperiu, tai jau gali įtarti, kad signalas, kad kažkas su juo vyksta, apie ką tu nežinai. Evaldai, gal papildytum? Paulius, parašau, Pauliau. Aš tai manyčiau, kad paaugliai slepia savo visas emocijas savy dėl to, nes kiekvienas žmogus yra jautrus, vienas stipriau, kitas mažiau, kitas galvoja, kad nėra jautrus, bet taipogi šiek tiek yra jautrus. Taigi kiekvienas žmogus mes esam jautrus, nors truputį, ir manau, paaugliai slepia savo vidinius demonus, ar dar kaip galima pasakyti, dėl to, nes tėvai tiesiog paprasčiausiai nemoka su jais kalbėti arba nepajaučia jų jautrumo. Ir su itin jautriais žmonėm ar jautresniais reikia visiškai kitaip kalbėti negu su paprastais, kur mažiau jautrų žmonės. Tai aš va tokį. Ačiū labai, Pauliau, už patarimus. Evaldai, trumpai dar minutėlę. Gerai. Jo, bandysiu sutilpti, nes čia jau net jūs neklausimą uždavėte, visą temą atidarėt. Nes pas vaikus dar mes galim matyti tuos simptomus. O su paaugliais labai paprastai. Kai bus blogai, pasakyk, viskas. Jo yra. Ir paskui, aš taip gal net noriu tokį nuimti, truputį primestą paaugliams dalyką, kad paauglystė būtinai yra blogai. Ir sunku. Jo, dauguma jų yra tiesiog fantastiški. Kartais aš nežinau, pats normaliausias paauglys. Fainas kaip katinas, net į lovą įlipo, susisuko, žinai, tu jau jį stumi iš lovos, kad tai kai kur nors neįra. Tai va čia buvo primesta tokia nuomonė, kad paauglys yra audra ir tokia problemas vien tik tai. Tai prieštaravimų yra. Jų yra sočiai daug, bet dauguma ne, žinokit, kai kurie tokie prasprogimai būna, jo yra. Bet kalbant apie
tuos signalus, žinot, kaip aš gal noriu duoti tokį vieną praktinį patarimą, kuris, aš nežinau, jis per mažai sakomas. Paaugliai patys prieis, pasakys, tik būkit pasiruošę tuo metu sustoti ir kalbėti. Nes taip yra, mes būna įpratę klausyk, kad tiek noriu pašnekėti, skambino iš mokyklos ten dėl vidurkio, dėl cigarečių, dėl muštynių ar dar kas nors. Kodėl aš iš tavęs nesužinau, čia pirmas klausimas, antra yra. Ir taip dažniausiai ir bus, jūs nesužinosit tiesiai. Jo, bet ko labai neretai mes nepastebėm, tai yra, tarkime, žinot, einam, kur nors sėdami į mašiną ir pakeliui paauglys man pasako, kaip mane viskas, ir kokį čia keiksmažodį nepasakius. Ir žinai, tik pasakė viską, ką norėjo pasakyti. Jo, ir arba, aš nežinau, ko tu su tuo tėvu bū. Ir vėl pasakė. Žinokit, va taip yra, paaugliai, jie nuėjo į savo pasaulį, kas yra normalu, nutylimas yra normalu. Vat, pavyzdžiui, vat, kaip yra sunku priimti, kad jūs valgot kartu, jisai ten su draugais čatina, man jau atrodo, kad santykiai blogi. Ne, čia yra normalu. Esat girdėję tokią vieną įdomią frazę, kurią yra pasakęs Markas Tvenas. Kai jisai taip sakė, sako, vat, kai man buvo 14 metų, aš pažiūrėjau tėvą ir sako, pasirodė, koks jis durnas. Bet kai man su 21 metai, kokią jis pažangą padarė. Ir va čia yra va labai gražiai pasakyta, kad tasme, palik ramybei, čia nėra simptomas, čia nėra nieko, mama nieko neklaus, viskas tvarkoj. Ir net jeigu aš su draugėm susipykau, tau nereikia pulti gelbėti, čia yra mano reikalas. Nėra. Tu tiesiog būk pasiekima, kai aš pradėsiu kalbėti. Tai bet gal žinot, yra toksai sutarimas. Aš pasiekima kalbėti bet kokią temą, net jeigu aš nežinau, aš pasiruošus atsakyti. O paskui jūs netikėtai pateikėt sąrašėlį temų, kuriuom aš naisiu su tavim pakalbėti. Žinot kaip yra, nes bet ką kalbėti irgi taip yra. Tai yra internetas, draugai, alkoholis, seksas, o čia visas sąrašėlis temų, kur pakalbėsim, kada galėsi. O tada jau jūs įjunkit režimą. Važiuojat mašinoje prieš šviesoforą, jums čia jau reikia skubėti, lieka 2 minutės iki to, kad atvažiuosit, o paauglys sako, mama, tu rūkai kada? Ir jis tik pradėjo didžiulę temą, nes jis jau nori prisipažinti, kad jisai patraukė ir turi problemų. Jo yra ir, suprantat, ir aš galiu pamesti tą. Tai va čia aš gal duosiu taip. Neskanuokit, nespėliokit, neburkit, ten nuotaika geresnė, blogesnė. Labai atvirai, Pauliau, jeigu yra tema, man bus smagu pakalbėti. Pirmą, ką aš padarysiu, aš pasakysiu ačiū, kad aš pasme mane pasinkai pokalbiai. Taip, ačiū, Evaldai. Tai dar klausimų bus auditorijai, dabar judėkime toliau su savo diskusija. Goda, noriu tavęs klausti. Kaip jau minėjau, esi paauglių dienos namų koordinatorė, dirbi su paaugliais ir norėtųsi, kad plačiau galėtum papasakoti. Maltiečiai kartu su Jono Valančiūno fondu Kaune, tuoj bus metai, kai atidaryti paauglių dienos namai. Gal galėtum plačiau papasakoti, kaip ten vyksta darbas, ką jūs veikiate, kokius iššūkius tenka spręsti, kaip galbūt tenka pabūti tais ir tarpininkais tarp paauglio ir tėvų. Tai truputį apie tai, ką tu darai ir tie iššūkiai, kuriuos tenka su jais tau susidurti nuolatos. Taip, tai greitai bus metai, kaip jau dirbame su paauglių grupe Kaune. Ačiū Linai, jinai tikrai davė mums tvirtą pamatą ir sukaupta patirtim pasidalino su mumis. Galim judėti toliau, o kiekvienas jaunuolis, kuris lanko paauglių dienos namus, jis labai individualus yra ir ateina labai su skirtingais išgyvenimais, su skirtinga sukaupta patirtim. Ir dažniausiai tu net iki galo negali žinoti, ką jis gyvenime yra patyręs. Tai šiaip iš esmės, ką mes darom, tai mes daugiausiai vykdom individualias konsultacijas su paaugliais. Jeigu vaikams reikia daugiau grupinio darbo, galima dirbti su grupe, per žaidimus labiau, tai su paaugliu reikia labai daug ir individualiai būti. Tai individualių konsultacijų metu dažniausiai išsiaiškinam, kokie yra paauglio poreikiai, kokie sunkumai, su kuo jisai susiduria ir labai matai tada, kokios pagalbos jam reikia. Išsikeli tokius tikslus, nusimatai, kokias priemonės gali taikyti. Tai šiaip paaugliai pas mus centre, paauglių dienos namuose, gauna įvairią pagalbą ir iš tikrųjų tai stengiamės visuomet atpažinti ir jų stipresias pusės, padėti jiem jas ugdyti. Turėjome mentorystės programą, pradėjome vystyti ir sėkmingai baigė viena paauglių dienos namų lankytoja, ją turi labai gerą patirtį ir įgavo patirties kartu su įmonė. Turime psichologo konsultacijas, irgi kartais tie klausimai būna labai sunkus ir skaudus ir neužtenka tik tai mūsų kaip socialinių darbuotojų, reikia ir stipresnės pagalbos, psichologinės. Gauna maitinimą, žinoma, kartais tai, jeigu yra sunkumų patirianti šeima, tai iš tikrųjų reikia labai ir materialios pagalbos jiems dažnai. Šiaip labai platu ir svarbiausia, kad jie gauna saugią aplinką, kokybišką užimtumą pas mus.
gauna tiesiog buvimą kartu, gali ateiti paklausti patarimo, kai jam sunku, kaip ir sakai, Evaldai. Tuo pačiu turi ir bendramžių grupę, bendramžių ratą, kur irgi sulaukia priėmimo, palaikymo ir per metus mes matom iš tikrųjų labai didelį pokytį, kokie jie atėjo ir kokie jie dabar yra. Ir atrodo, kad fiziškai tų pokyčių gal ir nepastebi, bet branda labai didelė atsirado per metus. Ačiū. Pauliau, tavęs noriu paklausti, kaip tau atrodo, kodėl jauniems žmonėms yra svarbi ta pagalba, kurie ją gauna? Iš maltiečių, tai ką jauniems žmonėms, kodėl ta pagalba yra svarbi, kaip tau atrodo? Ši maltiečių duota pagalba labai padeda žmonėm pasitikėti savim. Labai didelę dalį man davė pasitikėjimų savim. Išmokau bendrauti su vyresniais, pavyzdžiui, žmonėm. Seniau bijodavau gal kažkiek, bet dabar taip bandau daryti, kad įsidrasinčiau. Tai kaip minėjau, labai didelį pasitikėjimą savim duoda. Tai va toks būtų pagrindas. Jo, galėtum gal pagalvoti, o kaip būtų kitaip, jeigu tos pagalbos nebūtų. Na, įsivaizduok, ne, 18 metų, pradedi gyventi savarankiškai, rūpintis visais reikalais, nežinau, komunalai, būto nuomos. Kas būtų? Darbo ieškotis, ten mokesčius mokėti ar panašiai tokių dalykų. Dabar stengiuosi mokintis tokius dalykus. Maltiečiai, aišku, man tai padeda. Be maltiečių aš tokių dalykų nemokėčiau daryti. Gal ir mokėčiau, bet būtų žymiai sunkiau. Nes man maltiečiai padeda tokius dalykus išmok daryti, stengiasi lavinti mano tos įgūdžius. Be jų iš tikrųjų net nežinau, ką aš daryčiau. Man galima taip ir sakyti, kad man pasisekė, kad atsirado maltiečiai ir man suteikė tokią galimybę gyventi. Ačiū, Pauliau. Jaunimo darbuotojams. Na, kaip padėti tiem jauniems žmonėms, ką labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį, kalbant dabar labiau gal ne kiek apie tėvus, bet apie specialistus, kurie yra arčiausiai jaunų žmonių ar paauglių. Ir jūsų tarp yra, kas bendraujat ir būnat jau ne kaip tėtis mama su paaugliais. Žinokit, ir čia aš neturiu vieno gero patarimo, jis toks yra keletas sluoksnių dalykų. Gal pirmas dalykas, žinokite, su paaugliais, išmokti tą tokį požiūrį, aš nesu geresnis vien dėl to, kad aš daugiau žinau, geriau elgiuosi ar ilgiau gyvenau. Jo yra, jis toks kontraktas yra, sutarimas yra, nes kol jo nėra, tol žinokite, jisai mane žiūrės kaip į foną. Va čia turiu pristatyti vieną labai svarbų paauglių gebėjimą, suaugusius priskirti prie interjero. Tai yra mama prie bankomato, ten ar prie maisto fabriko, ar dar kas nors yra, darbuotojai lygiai taip pat. Ir tai yra disocijuoti, nematyti. Todėl, jeigu aš noriu būti naudingas, aš neprivalau gauti jo automatiškai pagarbos, aš turėjau užsidirbti. Tai čia ta svarbi dalis, tai yra mano žinutė. Antras dalykas, ir tai yra labai sunku, ir toks arti dilemos. Tai yra, aš noriu padėti, bet nenoriu aptarnauti. Jo yra. Ir tai yra turbūt vienas iš sunkiausių dalykų. Jeigu yra problema, aš noriu apie ją kalbėti, bet visą laiką išmokti siūsti dvi žinutės. Aš matau vaiką, kuris man patinka, bet aš matau elgesį, kuris nebūtinai patinka. Jo, pirmą žinutę aš visą laiką kartosiu, o apie elgesį kalbėsim tada, kai tu gali. Trečias dalykas, žinokite, iš tikrųjų, dirbant socialinį darbą, karts nuo karto reikia mokėti prisipažinti. Tu iš manęs girdi naudingų pamokų, bet kai tu mane žiūri, pavyzdžiui, jeigu aš jį mokyčiau kaip svorį mesti, įsivaizduokit, kuo baigtus pokalbis. O tokių situacijų sočiai yra, kai, sakykime, aš pats taip nemoku, bet, kadangi suaugęs, aš jam paaiškinsiu, kaip svorį mesti, ne? Tas yra. Tai spėkit, kiek jis manęs klausysis. Ir dėl to, kaip man pateikti idėjas, ir tada mokytis, gal aš taip pasakyčiau, dalintis, žiūrėk, aš gyvenime bandžiau ir aš dariau kelių klaidų, aš nežinau, kaip tau skamba. Aš duosiu vieną tokią pavyzdį iš Vilniaus. Aš buvau rūkantis ir man surinko paauglių grupę, kuriems paprašė paaiškinti, kaip žalinga rūkyti. Ir aš iškart pasakiau, ne, aš atsisakau, nes aš nežinau, kaip jie pajaučia, kad aš rūkau. Nes jūs rūkot? Ir tada iškart einam parūkyti arba pavaišink, ne, tas yra. Bet
Ir lygiai taip pat apie santykius. Kiek mūsų yra išsiskyrusių, mes aiškinam, kaip jiems draugauti. Ne? Tas yra. Jo, bet tada kažkaip mokėti, kaip suaugusiam prisipažinti, kad labas atvykęs į pasaulį, kuris yra netobulas. Bet aš vis tiek tau galiu būti naudingas. Ar net kaip tėtis, kuris nemokėjo būti kokybiškas tėtis, ar darbuotojas yra. Ir aš, pavyzdžiui, paauglių paprašiau, sakau, žinot, duok man patarimą, kaip mes rūkyti. Ir jie man sudėliojo tokią programą ir kas dar įdomiau, jie tiek prisipažino, kaip bandė ir nepavyko. Ir žinokite, mes pradėjom daryti kontraktus. Aš tobulėsiu kai kur ir jie tobulės. Ir pasirodo žymiai geriau suveikia, negu aš ten parodysiu apie plaučių sužalojimus ar dar ką nors tokio yra. Tai va, bet visą laiką aš savo sakau. Visą laiką turi būti laikas, kai aš, pavyzdžiui, su paaugliu turiu būti tiesiog, jis toks vadinasi, esat girdėję tokią savoką dreifavimas be turinio. Jo, jis toks, kai tu su juo kalbi, bet apie nieką nekalbėtas, a ne? Nu va, o ne. Ir toks yra dreifavimas. Nėra. Aš noriu, kad mane nesocijuotų su nuolatiniu tokiu varovu į šviesią ateitį. Ir va čia socialiniam darbuotojui tas irgi labai yra svarbu. Tasme, mes žengsim tokiu tempu, kuris yra tau patogus ir tasme, galbūt vienas iš labai svarbių dalykų, aš savo sakau, darbuotojams sakau ir tėvams sakau, nelyginkit su kitais. O čia yra vienas iš svarbiausių dalykų. Jeigu aš pamatyčiau, koks tu buvai prieš 5 metus ir koks esi dabar, gali būti aš tau tokį laiką uždėsiu. Tasme, jeigu aš lyginčiau tave ten su kokiu nors, ten, nu, vat, kuris ten baigia aukšto lygio geto mokyklą, nu, ten tokia, žinot, kokia nors ten tik elitinė, tai taip tada aš, žinot, kaip Paulius sakysiu, žiūrėk, kaip tu atsilieki. Ne, bet tik supratęs, iš kur tu atėjai, aš galiu pamatyti, kaip tu toli nuėjai. Tai tas nelyginti, pavyzdžiui, brolio su seserim. Ne, sesuo groja visais muzikos instrumentais, brolis ten, suprantat, nieko nedaro. Jora. Bet čia jau pasiekimas, kad jis nieko blogo. Ir viskas, tik nelyginkit, jeigu ten dukra koncertuoja visai giminiai, o jisai svarbiausia atėjo prie stalo bent atsisės. Jis jau atėjo, nes anksčiau net neteidavo. Ir va čia turbūt ta norma tokia nelyginti jų su kitais yra vienas iš svarbiausių dalykų. Jie jau tų palyginimų turi sočiai pas save tarp draugų. Nuolat lyginasi viskuom, kom tik įmanoma. Taip, Guoda, jūsų paauglių dienos namai vadinasi istorijos. Kiekvienas paauglys ateina su savo istorija, su savo patirtim, su savo gyvenimišku krūviu. Gal galėtum pasidalinti trumpai kokią nors tau įstrigusią istoriją iš tavo tiesioginio darbo su paaugliais? Tai tų istorijų yra ir labai ilgų, ir labai trumpų, ir kartais per vieną dieną atsitinka labai keista istorija, kuri ilgam užsilaiko atminty. Bet iš esmės aš apie irgi patį pokytį gal galvoju, kad, pavyzdžiui, kaip mes atsidarėm, atsimenu dar prieš patį mūsų oficialų atsidarimą, kai mes dar ten patalpas visas rekonstravom, tai supažinom su paaugliu, kuris lankė vaikų dienos centrą. Ir iš tikrųjų, kai jis atėjo, tai mes įsigandom, taip nuoširdžiai įsigandom, nes galvojom, va čia tai bus dabar. Mes jau buvom tokia susirinkę kaip grupė. Ir jis labai staigiai įnešė tokio chaoso, viską išbalansavo, visas taisyklės mūsų, kur mes jau ten kartu kūrėm, jisai viskam prieštarauja. Nu, galvojam, dabar čia tai turėsim. Ten turėjom kelis įrenginius, kur aišku jis labai save parodė ir tada žiūrim, kaip mes reaguosim, kokia ta mūsų reakcija bus, ar mes čia pyksim, ar mes čia reiksim, ar čia normaliai kalbėsim. Bet kas įvyko per laiką, kad kai pradėjo pildytis grupė mūsų naujai žmonėmis, tai jisai buvo tas, kuris pradėjo kontroliuoti kitus, kad tu taip nesielk. Ir iš tikrųjų tai tokia labai didelė pažanga jame pasimatė ir jis dabar toks, mes sakom, kaip prižiūrėtojas mūsų tų paauglių dienos namų, nes visą laiką ateina, tai ten kitiem ir tapkės užsidėti ir tu čia nevalgyk ir visus kitus dalykus ir mes čia telefono dabar nenaudosim, tu klausyk, ką tau sako. Tai žodžiu, kartais jisai tampa jau net ne kaip paauglys, bet kaip pagalbininkas mum, nes, sakau, pradžia buvo visai kitokia, negu jis yra dabar. Tai mes tuo labai džiaugiamės ir labai didžiuojamės. Kreipiuosi į auditoriją, gal turėtumėt vėl klausimų kas nors? Pakelkite ranką, prinešim mikrofoną. Ar šiaip kokį nors pasidalinimą, paauglių tema ar istorija kokia nors? Tai pakelkite ranką, jeigu bus norinčių, tai judam toliau. Evalda, tavęs dar norėtųsi paklausti. Kai kalbame apie paauglius, tas dialogiškumas yra svarbu, ne? Suaugusiam dažnai būna sudėtinga, kaip man dabar pradėti kalbėti su paaugliu. Kažkada mes su tavim diskutavom apie didžiosius klausimus, kurie ten ištinka ir paauglys jos, žinai, paklausė netikėtai. Ir žinome iš
to bendro tokio žinių bagažo, kad kaip svarbu būti kantriam, kaip ten nereaguoti paauglio emocijas, kaip atskirti tai, ką jis galvoja nuo jo emocijų. Bet visada yra sudėtinga tą tokį dialogą pradėti. Kaip pradėti kalbėti su paaugliu? Gal keletą minčių apie tai, kaip pradėti dialogą su paaugliu? Pradėti. O kodėl aš sakau, nežinokit, labai neretai, aš kaip suaugęs, aš net nepradedu, aš iškart pabaigiu. Žinot, tai yra, aš iškart pasakau, kuom baigsis mūsų pokalbis. Jo, aš išgirdau, mes važiuosim ir tu eisi ir ten svorį mesi ir dar kas nors, žinokit, yra. Ir tau tu jauti, kad jis net pokalbis net neprasidėjo. Jo, yra. Ir aš paskui pradėjau savo ieškoti variantų, nes labai neretai aš gaudavau tokių uždavinių, nu tarkim, įsivaizduokit, aš lydėdavau vaikus į teismą ir aš juos turiu prakalbinti. Jo, yra, ir jis turi atskleisti paslaptį man, kurio jis net nepažįsta. Tai aišku, tu ieškai variantų, pirmiausia, kažkaip, nu, va, kaip aš vienu sakiniu pasakysiu, kad, nu, ta prasme, aš tau nesu priešas ir aš nesu tavo varovas. Ne, yra. Jo, yra. Ir žinokit, nėra tokio sakinio. Tai yra tiesiog procesas, lėtas procesas. Ir labai dažnai jis prasideda nuo labai paprasto dalyko ir toks mokėjimo pabūti kartu. Ir man paauglys greitai parodys, ar jis nori mane būti ar ne. Jo, pavyzdžiui, kad ir su pasisveikinimu, ne, ten high five žaibas ar dar kas nors yra. Jo, ir paskui vienas iš labai svarbių dalykų, žinokit, paaugliai, realiai, va čia yra įdomus dalykas, realiai paaugliai daug kalba, tik mes daug negirdim. Tai aš labai pastebėjau, žinokite, būtent kai pradėjau daryti tas teisminės apklausas. Jis tiesiog, aš jam uždaviau klausimą, tai kas ten buvo, jis man papasakojo. Ir paskui aš vėl užduodu klausimą, tai kas ten buvo. O jis man pasakė, sako, aš jau pasakiau. Jo, yra. Ir kažkokiu momentu, suaugęs sugeba visą laiką, žinot, sėdi su paaugliu, o galvoja apie poryt maisto ruošimą, ten mokesčių mokėjimą ir tu negirdi. Jo, ir aš pradėjau save mokyti vieną dalyką, nuolat užsirašinėti, ką jis man sako. Ir pasirodo, jis iš tikrųjų man labai daug ką sako, ką jis žaidžia, ką klausos. Jo, žinokit, tai tas vienas iš jų tiesiog pradėti. Jo, atėti ir pasakyti, žinai, man įdomu, man smalsu, turiu klausimų, ne yra. Jo, ir tie klausimai neturi būti tokio, nu, universitetinio lygio, žinai, tai kur studijuosi, žinai, o kaip su pinigais ar ruošies gyvenimui, žinokit, ne. Ką tu, geras klausimas, ne yra. Jo, yra ir paskui aš žiūriu, kaip jis apsirengęs. Na, žinokit, paaugliai labai daug ką kalba ne žodžiais. Jūs atkreipkite dėmesį, paauglį, žinokit, jisai pusę teksto yra sudėjęs į savo stilių. Pavyzdžiui, tatuiruotė pasako žymiai daugiau apie jo gyvenimą, negu ką jisai pasakė. Jo, ir aš noriu paklausti, jinai kažką labai daug sako apie tavo gyvenimą, labai daug. Kol tu ją pasirinkai, labai daug kas yra. Nesvarbu kas, net ir batai parinkti irgi daug kas sako. Nes buvo 3 išmesti, kol su 4 atėjo. Jo, tai čia matyti, nu tokia, žinot, tu mokėsi matyti ir klausti, žinai, kas kur kaip bebūtų. Jo, toliau nepamirškit vieną dalyką, tokia yra kartais pokalbis, jis toks yra. Vat, vaikams, su vaikais yra taip, į vaikus reikia žiūrėti, jeigu nusisuka, tai jie jūs atsuks. Mama, tu nežiūri, tu negirdi, ne yra. O į paauglius kaip tik nereikia žiūrėti. Jo, nes taip yra, kartais einam pasivaikščiosim, būna patys geriausi pokalbiai. Tokia ir aš, pavyzdžiui, pasibaigu, yra jautri tema, sakau, klausyk, einam pas mane į kabinetą, ar einam, aišku, pasivaikščioti einam. Jo, su kai kuriais tiesiog jis klausia, ar galima, aš jums messengerį parašysiu. Jam žymiai lengviau, žinot, kažkaip parašyti, nu tokia, vat, ką jis galvoja. Aš leidžiu pasirinkti, kokį formatą tu nori, tvarkoji, audio žinutėm kartais galima tokia. Ir tai nėra patogu, mašinai kur nors, pasivaikštant, ne, yra, atidedant tos pokalbius. Kol galiausiai, žinokit, vat, kur su paaugliais labai yra įdomu. Ir va čia, žinokit, jūs turite raktą, kurio mes nepasinaudojam dažnai, yra hipotetiniai klausimai. Jo, ir hipotetiniai klausimai, žinokit, jie labai daug ką pasako, bet jie neina prie jautriausių paauglio temų. Ait prie jautrumo turite gauti jo leidimą. Jeigu aš klausiu apie panelę, aš klausiu apie kūną, aš klausiu apie ligą, aš klausiu apie mokslą, žinokit, jisai turi kalbėti tik tada, kai yra pasiruošęs kalbėti atvirai, o ne tada, kai tu nori. Jo, yra. Kad tu nori, čia tavo problema. Tas yra, ir aš kalbėsiu tada, kai aš galiu. Ir nežinokit, labai yra sunku, jautrumas yra didžiulis. Todėl, pavyzdžiui, vienas iš tokių klausimų būtų toks. Tai yra, aš užduodu hipotetinį klausimą. Jo, jeigu, pavyzdžiui, tu, sakykime, įgytum vieną supergalę. Jo, kokią supergalę, arba, pavyzdžiui, taptum nematomas, ką padarytum. Bet paauglių vienas iš labai tokių įdomių lūžių, jūs atkreipkite dėmesį, jie labai daug hipotetiškai mąsto. Ir paskui tokį klausimą pavaro, pavyzdžiui, čia tikrai tu esi mano mama. O aš jam užduodu klausimą, iš kur tokių čia dalykų sugalvoji. Ar, pavyzdžiui, man klausimą apie mirtį užduoda. Jis neplanuoja, jis nenori mirti, bet atėjo tokia mintis. O jeigu gyvenimas baigsis po dienos? Jo, o aš jau vedu jau ten tiesiai pas psichologą, suicidinių minčių gal turi. Ne, aš sakau, iš karto ačiū už klausimą. Jo, tas yra ir išmanat, taip yra, neturi būti tokie, va, tie hipotetiniai klausimai. Aš turiu keletą klausimų, kur man įdomu. Jo, va, jeigu tu, sakykim, išvarytum visus suaugusius ir jie gali grįžti prieš tai, ką nors padarė ar sutvarkė.
kokią duotum užduotį, kas kur kaip bebūtų. Nu, žinot, kaip yra. Ir vat labai įdomu. O paskui jau tada aš jau sakau, žinai, yra daug iššūkių. Ir va dabar vienas iš įdomių kontraktų. Aš noriu sutarti vieną dalyką. Aš vieną dieną iš tavo gyvenimo dingsiu. Ir aš nežinau, ar tu norėsi pasilikti mane savo gyvenime ar ne. Tokia yra, tu pats rinksi savo žmonės. Kol kas aš esu tavo gyvenime. Nori tu to ar nenori. Kaip mes būnam, žinot kaip yra. Tu gavai mamą tokią, kokią gavai, ne? Tėti, kokį gavai yra. Jo yra. Ir kažkada aš dingsiu. Ir taip ir turi būti. Bet aš noriu, kad kažką tau palikti, kas aš manau tau padės gyvenime. Ir kaip tą perduot. Aš kartais paauglių kitaip klausiu. Sakau, žiūrėk, aš matau 2 paauglius, gal ir daugiau yra paauglių. Žiūrėkit, ką man padaryti, kad jūs norėtumėt mane išlaikyti, kai aš būsiu pensininkas. Toks, žinot, yra geras toks taškas. Aš išeisiu į pensiją, aš kažkada sugriūsiu, aš iš viso būsiu toks kūnas, kuris nedaug gali. Jo, tu galėsi daug, tu galėsi vienu smūgiu mane išjungti. Jo, ką man padaryti, kad, tavas metu norėtum mane išlaikyti pensijoje. Ką tave išmokyti? Tik vienas prašymas, tik neprašykit daiktų. Nes paaugliai iškart palik namus ir dar kas nors yra. Tai va, aš norėčiau kažkaip tokį dalyką yra. Mes nesam draugai, nebūsim draugai. Va čia yra tas suaugus ir paauglės. Jisai susiras savo draugus. Jo, yra, ir jeigu jis neturi draugų, mes galim kalbėti, o kas yra, kad nėra draugų. Jo, yra, tai va, ir tu pats pasakysi, kada man dingti iš savo gyvenimo. Jo, yra. Jo, auditorija, gal turite dar klausimų? Tai Pauliau, tavęs, gal ir pabandom atsakyti Evaldui tą klausimą. Tai ką dabar reikia daryti Evaldui, kad kai jis išeis į pensiją, tu norėtum jį išlaikyti? Keletas tavo tokių eksperimentalių minčių, pagalvokim. Manyčiau, jeigu jis norim, kad aš jį išlaikyčiau, kai jis pasentų, tai jis turėtų man duoti labai didelę kažkokią žinią, kad man padėtų tolimesniam gyvenimo eigoj. Kad kažkaip... 3 žinias, čia yra daug žinių. O tu pasakysi, ar tu šitą žinią įmė ar neįmė? Kokią jūs sutiktumėte žinią savo atiduoti? Jūs per gyvenimą tą žinią gavot per skausmą. Tai ar turite idėjų, kokia galėtų būti žinia? Bet aš pati esu socialinė pedagogė ir atvykau būtent ir einu ten, kur apie mokinius, apie mokyklą man be galo įdomu. Ir vat aš, pavyzdžiui, Pauliui, ką norėčiau, kokią žinią perduoti, kad tu sakai, kad tu semiesi iš suaugusių pavyzdį, pagalbą, pasitikėjimą savim, bet aš tau noriu pasakyti, kad ir tu jiems esi mokytojas. Tu, kas šalia tavęs dirbo, tu be galo daug išmokai. Aš irgi turėjau tokią sėkmės istoriją, antrametį gavau, pašalintas iš mokyklos už muštynės, aš vieno prašiau tik nesimušk. 8 klasėje jisai buvo seniūnas ir visiems dirigavo, klausai auklėtojas, nenervuoji, nevalgai, nespjaudai, dabar rašom, neatsikalbinėjai. Tai va, tiesiog noriu pasidalinti, kad yra tokių vaikų. O tau žinia tokia, kad žinok, ir tu esi mokytojas suaugusiems. Dėkui. Gal dar turite žinią Pauliui, kas? Ar nebūtinai Pauliui, apskritai paaugliam? Aš vis tik tai Pauliui. Tai paprasta žinutė, tikėk savimi, nes viską padarysi, ką tik tai nori. Tik tai laiko klausimas, kada tai atsitiks. Jeigu alegorija, tai iš tiesų man visada sakė, tu niekada nebūsi tuo, kuo nori būti. Tai šiuo metu aš turiu aukščiausią išsilavinimą savo srityje. Ačiū. Na kągi, laikas mus senka. Judam link pabaigos ir Evaldai gal vėl pabaigai padarom tokį apžvalgą diskusijos ir tai, ką tu kalbėjai daug apie tą dialogiškumą, kaip tą dialogą megzti, kaip ten susitarinėti su paaugliu, gal trumpą tokį reziumė, ko galbūt nedaryti, kokias galbūt dažniausiai klaidas daro suaugę žmonės, norėdami arba padėti paaugliu, arba bendraudami su juo. Neretai susidursit ne su to, ką daryti, nedaryti, bet su būsena nežinau. Nežinau. Ir žinokit, aš noriu taip daugiau jūs palinkėti šitos būsenos nevengti. Aš nežinau. Aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti savo sūnui, aš nežinau, ką daryti. Nežinau, ir, pavyzdžiui,
Aš matau problemą ir ar dingo pinigai. Ar man kamerą statyti, ar tikėti tavo žodžiais. Kalbėti, nekalbėti. Ir čia yra šitų dilemų, jos yra nuolat. Jos yra nuolat. Kol galiausiai, žinokite, po kurio laiko, atrodo, aš problemas ir neišsprendžiau, bet žinokit, kaip ir jūs minėjot. Ir aš paaugau ir po kurio laiko, žinokit, man net ir vaikas gali pasakyti, žinai, gal ir gerai, kad nieko nesprendėm, kažkaip atsirado kažkoks supratimas. Nes aš kažkaip paskutiniu metu labai savo pradėjau užduoti klausimą, kas yra stiprus žmogus. Ir kuo toliau, tuo labiau aš pradėjau pasibėti, kad man žodis stiprus žmogus yra ne tas, kuris tenai išsprendė problemas dar kas nors, bet tas, kuris parkritęs sugebėjo sugrįžti. Tai psichologinis atsparumas tema, kurią paskutiniu metu labai nagrinėjau ir paaugliams labai yra jautri, nes jie su pandemija susidūrė ir dar daug kas iš tos būsenos neišėjo. Jie, žinokit, matė žymiai daugiau karo žiaurumų įrašų, negu mes per žinias įvairiausias. Ir aš matau, kaip, pavyzdžiui, visam pasaulyje yra stebima tendencija, kaip paauglių tarpe yra kažkokia didėjanti liūdėsio banga. Aš vis tiek noriu duoti tokią vadinamą, žinokit, optimizmo žinutę ir paaugliams, ir savo, kad, jeigu mes neteinam čia, tai nereiškia, kad gyvenimas baigėsi, jis tiesiog įgyja atspalvį ir duoda kitas pamokas. Ir net jeigu mes parkrentam ir sustojam, pavyzdžiui, aš nepabaigiau mokyklos, ne, aš dar kas nors, tai reiškia, gali būti, kad taip, jeigu aš iš to atsikelsiu, gali būti, čia būsiu žymiai stipresnis negu tas laimės kūdikis, kuris, žinokite, kažkaip labai lengvai praėjęs, neišbandęs įvairių tų sukrėtimų, kokie bebūtų. Tai net jeigu kalbi ir užstringi, čia gali būti tavo stiprybės ženklas, negu taip labai labai lengvai. Ir aš kažkaip toliau pastebėjau, kad kuo aš daugiau klaidų padariau, bet aš paskui jas kažkaip suvirškinau. Žinot, kaip neužsimerki tom klaidom. Prisidirbo vaikas, yra. Padarykim tokią taisyklę. Pavyzdžiui, viskas, kas įvyko, turi pavirsti pamoką. Nei bausmę, nei uždraudimą, pamoką. Grįžo, ten dar kas nors yra. Nei istonės setą. Vadinasi, kažkur mes gavom gerą, labai naudingą pamoką. Aš taip vadinu tokia yra, žinot, einam, žengiam žingsnį, o paskui jau skirkim laiko truputį pažiūrėti, kokią pasimsim savo pamoką. Guoda. Kalbėjom apie paauglius šiandien labiau iš to kampo, kad tai įvairūs iššūkiai, kaip susitarti, ką jie patiria namuose, kaip paauglių dienos namai padeda. Bet kas tave džiugina? Turbūt būna ir dalykų, kurie tikrai tave džiugina. Tai, ką tu darai, tai kas tave džiugina? Darbas su paaugliais šiaip tikrai nėra lengvas. Ir būna ir mum įvairių iššūkių, ne tik tvarkome su jų iššūkiais, bet kartais ir su savo pačių. Bet šiaip mes labai puikiai suprantam, kad ta paauglystė yra laikinas gyvenimo etapas jiems ir kartais džiugina net labai maži dalykai. Dalykai tokie, kaip kad jie aplamai pas mus ateina, kad nori leisti pas mus laiką, kad nesirenka būti kažkur gatvėje arba prie kompo, kaip dabar labai populiaru ir ko jie labai nori. Džiugina, kad paprašo patarimo labai dažnai, nes čia labai retas atvejai. Šiaip paaugliui dažniausiai net ir pačios bandom įpiršti kažkaip savo nuomonę, kai matom, kad elgiamės netinkamai, bet jeigu jis paprašo mūsų patarimo, tai labai džiaugiamės ir suprantam, kad turim pasitikėjimą. Tai tokie labai maži dalykai. Pauliau, kalbėjom jau, kad draugai yra svarbus tavo bendramžiam, tikslo turėjimas. Ką tu palinkėtum savo bendramžiam? Norėčiau ne tik bendramžiams palinkėti, bet ir vyresnių amžiaus žmonėm. Taigi sugrįžkim prie tikslų ir svajonių. Kiekvienas žmogus gimtadienio proga ar panašiai linki viens kitam daug svajoti, bet daugelis pamirštam tai, kad svajonės neišsipildys ryte neatsikelsi ir nebus svajonių išpildyti. Tu turi kiekvieną dieną atsikėlęs savo keltis po tikslą, kad eitum tos svajonės link. Tai tokį norėčiau palinkėti. Ačiū. Taip, pabaigai, ačiū mūsų diskusijos dalyviams, Evaldui, Guodai, Pauliui. Bet pabaigai dar noriu priminti, kad maltiečių akcija skirta vaikam ir jaunimui, paramos akcija Drąsiau gyvenimą vyksta iki spalio 16 dienos. Matėme, kiek reikia įdėti pastangų norint padėti jauniems žmonėms, kviečiame prisijungti ir paremti mūsų pastangas, kuo geriau atliepti paauglių poreikius. Maltiečiai.lt, polapis Drąsiau gyvenimą. Galite paaukoti ir prisidėti prie gerų iniciatyvų ir idėjų, tai ką daro maltiečiai, ar atskirai, ar kartu su partneriais.
Kad būtų dar paprasčiau, galite pasinaudoti skrajutėm, QR kodas ir jūs galėsite prisidėti prie tų visų iššūkių, apie kuriuos kalba tiek Goda, tiek Evaldas. Ir Paulius pavyzdys, manau, irgi visus mus įkvėpia, kad prasmingas dalykas bus daromas. Nes taip jau nutinka, kad ne visiems gyvenimas sudėlioja sėkmingai ateities laiptelius, todėl kiekvieno mūsų ne tik palaikymas, bet ir indėlis kitais būdais padės, kad tokių istorijų kaip Paulius turėtume kuo daugiau. Tai ačiū visiems buvusiems čia, ačiū diskusijos dalyviam ir gražios likusios dienos visiems.